Na, o dabar tradiciškai kviečiame jūs paknyginėti. Šį kartą mūsų viešnia rubrikos Delfi kultūra redaktorė Jūratė Žuolytė. Sveika, Jūratė. Labą. Visada smagu čia tave rasti mūsų studijoje su visomis tomis knygomis, nes niekada nežinai, kągi tu atsineši. Tai šiandien visas 4 atsineši, ar ne? Taip, visas 4, 2 iš jų yra tarpusavėje susijusios, kitos atskiros ir nieko bendro neturinčios, bet galime nuo pat pradžių galbūt eiti. Aš taip pagalvoju, kad galbūt pradėkime nuo pačios lengviausios turinio prasme. Tai yra tokia, štai, čia tik nenugriaut mūsų to knygų bokšto, Colleen Oakley knyga beveik tikra istorija. Tai yra amerikiečių autorė, parašiusi šiaip iš viso 5 knygas, ši yra lietuviškai išleista, labai populiari, verčiama į daug kalbų, labai jau filmų kūrėjai įdomis ir aš nebejoju, kad bus filmas pagal šią knygą, jeigu pagal kitų nežinau, kitos dar nėra išverstas, nes labai kinematografiškas toks pasakojimas ir, tokia istorija. Aš kai žiūrėjau šitą užrašą ant viršelio, kad smagi keistos porelės avantūra, galbūt žmonės gali šiek tiek, suklaidinti, nes galbūt iš karto pirma mintis bus, kad tai yra, vaikino ir merginos galbūt kažkokia istorija, bet ne, čia ta keista porelė, tai yra jauna mergina, kuri turėtų būti studentė, bet dėl patirtos traumos yra neteko galimybę studijuoti ir močiutė tokia, kuriai ten jau labai daug metų, kuri gyvena savo namuose, tokiuose įdomiuose namuose ten ir, jos vaikai net ne ji pati sugalvojo, kad ją reikia prižiūrėti. O studentė, neturinti jau galimybę studijuoti, ieško savo vietos, kur būti, tėvai ją išmeta iš namų, nesako, baigtų čia tik video žaidimus, visą dieną žiūri, depresuoji, nieko neveiki, prižiūrėsi močiutę, turėsi gyvenamąją vietą, užsidirbsi šiek tiek pinigų. Ir jos apsigyvena kartu. Ir tokia, labai nuotaikinga, labai šilta istorija, labai, ir aš juokiausi tikrai nuoširdžiai balsus skaitydama, kiek ten visko buvo, kad, mergina gyvena, galvoja, kad čia, močiutė, mano darbas bus pas daktarus pavežioti. O žiūri, kad namai rengti kaip kalėjimas vos, ne kad didžiulės grotos, didžiulės apsaugos sistemos, kad močiutė tokia su šarmu, mėgsta degtinės išgerti, pavyzdžiui. Ir kad vieną naktį ta močiutė ateina į naktį, ją prikelia ir sako, klausyk, dabar kraukis daiktus ir mes važiuosim, ne pas daktarus važiuosim. Ir, jis stebisi, kas čia vyksta. Ir, kyla įtarimas, kad močiutė kažkada yra buvusi brangakmenių vagilė. Ir, žodžiu, prasideda visą kelionę per Ameriką, paskui išaiškėja, ar ten iš tikrųjų kiek ten vagilė, kiek ne vagilė ir kodėl jos ten iš tikrųjų važiuoja, bet tai yra jų tokia 2 kelionė, kuri labai sutvirtina jų ryšį. Tas jaunos moters, kuri yra tokia šiek tiek, galbūt drovi, kompleksuota, o vyresnė amžiaus moteris, jinai turi savo charakterį ir jai neleidžia užsibūti ir šiek tiek pareguliuoja. Ir kaip jos atranda tartu draugystę tokią, neįprasta, tikrai kiek nuotykių kartu patiria, kiek padeda viena kitai, tai tokia, labai šviesių emocijų, labai geros nuotaikos knyga. Aš nėra čia jokio sutarties ir pažado, bet aš galėčiau lažintis, kad filmas tikrai bus. Tikrai bus. O kalbant apie filmus, ar tau pačiai įdomu ir smalsu pasižiūrėti savo perskaitytų knygų ekranizacijas, ar visada nueini į kiną? Negaliu sakyti, kad visada, bet dažnai taip, nors aš esu ta, kurio knyga man visada laimi prieš filmus ir stengiuosi atvirkščiai nedaryti. Neinu į filmą, jeigu prieš tai neskaičiau knygos. Jeigu pasirodo kažkokia, tai noriu pirmą paskaityti, susikurti vaizdinį galvoje, o tada jau galima pasižiūrėti, kaip koks režisierius sugalvojo ir įsivaizdavo. Keliaukim toliau, tai matau jau visų tikrai pamėgtą, labai išmylėtą ir žinomą autorių, tai Tolkieną turim, ką jisai čia mums paruošė. Taip, Tolkieno čia yra tokia knyga, net ne visai jis parašė, šiuo atveju tai čia parašė jo sūnus Kristoferis Tolkienas, knyga Berenas ir Liutijena. Labai tokia įdomus žanro knyga, net nėra jau aišku, kokią lentynėlę padėti, nes pats Tolkienas, Žiedų valdovo autorius, jaunės sūnus, jisai turėjo tokią savybę, kad jisai rašydavo labai daug, bet jam labai sunku būdavo sutrumpinti, sutraukti, liko daugybė tūkstančių prirašytų puslapių, nes jam visada atrodydavo, kad kažkas čia dar nepabaigta, tai leidėjai, redaktoriai turėdavo ten tikrai vargelio. Ir Bereno ir Liutijeno sakmė buvo vienas iš tokių darbų, prie kurių jis visą gyvenimą šiek tiek kažkaip krapštydavosi. Jis dar pirmo pasaulinio karo pabaigoje yra atrasta, kad jisai kažkiek jau bandė rašyti tą istoriją. Paskui ir Žiedų valdovą parašęs vėl bandė grįžti ir bandė rašyti ir prozą, ir poeziją, ir visur atsikartoja ten šitą tokią meilės istoriją. Ir štai sūnus jau po tėvo mirties nusprendė tiesiog sudėti į knygą, parodyti, atskleisti šitą
sakmę, galima tai pavadinti. Ir šitokie yra labai skirtingi net variantai. Jis pasakoja ir tai, kaip vyko šis procesas, ir sudėta iš pradžių istorija, viena versijų proza, paskui įdėta poezijos, bet irgi skirtingi variantai. Ir kitokie, nes jis bando keisti, kai kur netgi ir veikėjų vardus keičia. Ir jų kaip čia tipus, nes, pavyzdžiui, viena tokia ir turbūt populiariausia, galima sakyti, istorija yra, kad, tik viskas sukapia tai, kad Berenas yra toks iš dalies paprastas, mirtingasis, kuris, bet labai drąsus vyrukas, kuris miške pamato šokančią elfę Liutieną, ją įsimylė ir, eina pas tėvą valdovą prašyti jos rankos, jis, aišku, nenori čia tokio paprasto mirtingo, gal viena versijų, nes kitoje versijoje jis nemirtingas, o turintis tam tikrų galių, bet ta populiariausia yra, kad jis tiesiog mirtingas. Jisai sako, gerai, galėsi imti ją žmonas, bet teik pas tamsos valdovą ir atnešk brangų akmenį, kuris turi irgi stebuklingų galių iš karūnos į Mariljoną. Ir kaip jis ten išvyksta ir kiek tenka jam iššūkių įvairių įveikti, kad jie būtų kartu. Tai ši istorija pačiam Tolkienui buvo tiek svarbi, kad netgi ant jo ir jo žmonos antkapių yra po tikraisiais vardais ir pavardėmis parašyta Berenas ir Liutiena, nes jam tai buvo toks jau ištikimybės, nesibaigiančios nenugalimos meilės simbolis. Tai čia tiesiog labai įdomu, kūrybinį procesą patys stebėti, galima atrodo, kaip Tolkienas kūrė, bandė ir taip, ir anaip dėlioja visaip, ir sūnus sakė, rašo iš čia, kad labai bandžiau neiškraipyti, kaip tėvas rašė, bet bandžiau kažkaip susisteminti ir parodyti šitą gražiąją sakmę. Geras. Dar viena tokia nuotykių knyga, ar ne? Taip, labai nuotykio, tokio epo, gražaus, labai tokio senoviško, net atrodo, kad čia galėjo būti parašyta prieš kelius šimtus metų, netgi taip pateikiama, kad yra keli tūkstančiai metų prie Žiedų valdovo jau era. Dar labiau intriguoja, tikriausiai, ar ne? Aš Žiedų valdovo būtent fanus. Čia absoliučiai yra Žiedų valdovo fanams, tolkinistams, kurie čia gali nagrinėti kiekvieną žodį, kiekvieną reikšmę, kaip čia kas ir kodėl sudėliota. Pirmoji knyga, man rodės, kad tokia skirta galbūt net visiems labiau, tokiai plačiai auditorijai. Ir aš teisingai sakau, kaip tu manai? Tokiems lengvo turinio, taip, kur galima gerų emocijų. Galbūt nemėgstu tūrio stereotipų, kad labiau moteris, bet galbūt šiek tiek labiau į tai tokia... Gal jautresnės sielos žmonėms, ar ne? Jautresnės sielos, taip tiems, kurie nori to šilumos, romantikos, tai taip. O čia yra tokia jau mėgstantiems rimtesnį turinį, kurie domisi rašymu, kurie domisi Tolkienu pačiu čia labiausiai, tai čia į kolekciją privaloma, kas turi ten Žiedų valdovo ir kitas Hobitą, kitas knygas, tai pasidėti ir nagrinėti ir galima, pažįstu tokių žmonių, turiu tarp savo draugų, kurie kiekvieną puslapį skaito ir nagrinėja ir žymisi, kur čia buvo kokia žemė, kur kas kaip keliavo ir panašiai. Tokios interpretacijos kaip mokykliniais metais būdavo. Super, keliaukim toliau. Turime čia 2 knygelės, viena iš jų yra tęsinys, ar ne, kaip suprantu? Taip, tai yra, turim tokį autorių Holgrimuras Helgasonas, tos skandinaviškos pavardės, tai čia yra Islandas, vienas populiariausių šių laikų islandų rašytojų. Jis iš tikrųjų pradėjo karjerą kaip dailininkas, bet paskui nukeliavo į literatūrą ir tikrai ten atrado save labai populiarus. Lietuvoje prieš tai buvo irgi išleista lietuviškai knyga 1000 laipsnių moters, beje, man labai irgi spūdinga knyga, tokių, kur įstringa, nepamiršti ir irgi labai rekomenduočiau, bet čia šį kartą kalbam apie kitas susijusias knygas. 60 kg saulės šviesos tai buvo išleista šiek tiek anksčiau, o dabar yra jos tęsinys 60 kg antausių. Tai, autorius mėgstantis skaičius naudoti savo pavadinimuose. Taip. Ir jis yra pats irgi sakęs, kad jis labai stengiasi savo kūrinius rašyti labai skirtingai. Jis nemėgsta savęs kartoti. Tai, pavyzdžiui, kas skaitė 1000 laipsnių moteris, tai yra kitokios knygos, bet visos labai geros ir tai yra tokia išliekamąją vertę turinti literatūra, kur tu skaitai kiekvieną sakinį ir jūs tiesiog čiapsi iš malonumo, kaip yra gražiai parašyta, kaip vaizdingai, išraiškingai. Ir čia pasakojama tokia istorija, kuri atskleidžia irgi Islandijos virsmą iš tokios visiškai atšiaurios fjordų šalies, kaip jinai visgi šiek tiek modernėja ir kaip visada per konkrečių žmonių istorijas. Tai kaip prasidėjo 60 kg saulės šviesos, tai irgi buvo, kad vyras išeina parnešti tiesiog miltų savo šeimai, kuri laukia jo tokioje, pavadinkime, pašiūrė kažkam fjorde, ten atšiūrėme, bet įvyksta sniego griūtis ir jis grįžta, jau randa, kad dėja visi žuvo išskyrus kūdikį, kuris kažkokiu būdu sugebėjo išgyventi, būdamas užverstas sniego, taip pat su karve. Ir iš jos pieno kažkokiu būdu jis išgyveno.
Ir matoma, kaip prasideda jo gyvenimas, kaip tokių keistų visokių herojų šalia atsiranda, kokie jų ten socialiniai ryšiai, kaip jie priešinasi civilizacijai, bet visgi jie pas juos artėja, kuo labiau kūrėsi miesteliai. Ir jie nenori tų miestelių, jiems atrodo, kad kaip mes Islandai, mes gyvename taip tokie mažai atskirai, kiekvienas savo, bet visgi taip paliečia juos ir 60 kg antausių. Jau matome tą mažą buvusį kūdikį, jau sulaukiantį pilnametystės. Jis pats tapęs tokios savo keistos, netikros šeimos kaip ir išlaikytojų, kurie yra senukas toks jį išauginęs, kur jisai visą laiką skaitantis keistą poeziją. Mažas vaikas, kuris nėra jo, bet jis jį prižiūri. Ir moteris tokia irgi, kuri kaip ir neįgali, bet irgi jis jaučiasi, kad jis negali jų palikti, jis turi dirbti, turi užtikrinti jiems duoną, arba tiksliau čia silkė, čia visada karaliauja silkė. Bet visgi pasiekia tą civilizaciją ir jį vilioja irgi tam tikri galbūt ir galimybės užsidirbti, vilioja labai moteris, kurių ten vis daugiau atsiranda. Jau toks maistas greičiausiai, ar ne, negu tik silkė. Silkė jam tinka, silkė jam yra gerai, bet jam labiausiai ten jau yra labai daug tų ir aistrų jauno žmogaus gyvenime. Bet klostosi viskas irgi ne visada taip lengvai, kaip jis norėtų, susiduria kartu su atkeliaujančia civilizacija, atsiranda ir kažkokie ne vien gero būdo žmonės, nebūtinai vien gero linkintis, bandantis jį apgauti, bandantis atimti ar jų žemes, bandantis pakeisti jų gyvenimo būdą. Tai labai taip įdomu ir istoriškai pasižiūrėti, kaip tai keitėsi. Taip kartais netgi irgi galvo, gal ir gerai čia gyventi tokioje atšiaurioje šalyje, bet nežinau, ar taip ryštumėtės, pavyzdžiui, nakvoti tokioje trobelėje, kur gali naktį arba sniegas ant galvos užkristi, kur net jie svarsto, gal su šalmais reikia geriau miegoti, galbūt saugiau ir panašiai. Bet svarbiausia, kad čia tikrai yra, tiesiog pasakiško grožio parašymai, tiesiog paties literatūrinės stiliaus knyga. Tavimi negalima nepatikėti, nes rodos, kad visas tavo kūnas jau kalba, kokios geros ir kokybiškos, įdomios, be galo nuotikingos šias knygas. Ačiū tau labai, Jūrate, už pokalbį. Ačiū tau.